Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis Elgeta Bartimiejus, Timiejaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: Dovydo sūnau, Jėzau, pasigailėk manęs. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami: drąsos, kelkis, jis tave šaukia. Tasai nusimetęs apsiaustą pašoko ir pribėgo prie Jėzus. Jėzus prabilo jį: ko nori, kad tau padaryčiau? Neregys atsakė: rabuni, kad praregėčiau. Tuomet Jėzus jam tarė: eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mielieji, ką tik girdėtas evangelisto Morkaus tekstas užbaigia centrinę Evangelijos dalį, kurioje Jėzus atskleidė savo gyvenimo kelionės tikslą. Prisimename, jis kalbėjo apie moralės normas, apie nesuinteresuotą meilę. Taip pat buvo kalbama apie Jėzaus požiūrį į materialinės gerybės, atsisakymą bet kokios formos galios, vardan tarnystės artimui. Ir štai, perėjęs visą Galilėją, dabar Jėzus atvyksta į Jerichą. Jerichas buvo vienas iš seniausių pasaulio miestų. Jo pradžia skaičiuojama maždaug 8000 metų iki Kristaus. Tai labai žalias miestas, oazė, kurią supa aukšti kalnai, dykumos. Tačiau šitas miestas stovėjo kelyje, kuris vedė į Jeruzalę. Gausybė karavanų ir maldininkų keliaudavo šiuo keliu. Morkus, rašydamas šį tekstą, pagrindinė herojaus asmenyje matė iš tikrųjų savo mokinius, kurie vis dar buvo akli. Akli Jėzaus siūlomam naujam pasauliui, naujam gyvenimo stiliui. Bet šitas aklumas yra būdingas visų laikų krikščionims. Todėl Evangelijos autorius ir pateikia mums šiandien katechezę, ne reportažą, kuris ten kažkada vyko,
bet katechezę, pasiremdamas Jėzaus padarytų stebuklų. Prisiminkime Evangelijos žodžius. Iškeliaujant jam su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis Elgeta Bartimiejus, Timėjaus sūnus, sėdėjo prie kelio. Reikia paaiškinti, kad šitas įvykis, kuris yra aprašomas Evangelijoje, tai vyksta Velykiniu laiku. Velykiniu laiku, kada gausus būrys maldininkų keliavo į Jeruzalę švęsti Paschos, Velykų. Religinė tradicija įpareigojo tikinčiuosius ne tik aukoti Jeruzalės šventyklai, bet ir šelpti vargšus. Šiaip jau žydai nebuvo linkę šelpti vargšų, nes pagal religiją tu toks tapai todėl, kad esi nusidėjėlis. Nes pagal žydus, jeigu Dievas tave laimina, tu esi sveikas ir turtingas. Jeigu tu esi vargšas ir ligonis, reiškia, tu esi pridaręs labai daug blogų dalykų gyvenime. Todėl šelpti tokių žmonių nebuvo linkę žydai. Bet kada jie keliaudavo švęsti Velykų, religinė tradicija įpareigojo visiems elgetoms teikti išmaldą. Taigi, išėjus iš Jericho miesto, palei siaurą kelią, kuris vedė į Jeruzalę, buvo susėdę elgetos. Ir jie tikėjosi iš tų piligrimų gauti išmaldą. Tarp tų sėdinčių buvo ir mūsų šios dienos Evangelijos herojus aklasis Bartimiejus. Evangelistas Morkus pateikė šitą epizodą kaip parabolę. Parabolė skiriasi nuo reportažo. Parabolė bando paaiškinti, perduoti žinią mums apie kažkokį tai labai svarbų dalyką. Ne papasakoti, kas ten vyko, bet pasinaudojant tuo įvykiu, duoti žinią mums. Anksčiau Bartimiejus buvo aklas. Bartimiejus tai yra pavardė. Tai ne vardas. Bar hebrajų kalboje yra sūnus, Timėjo tai yra jo tėvo vardas. Tai yra pavardė Bartimiejus. Ne? Taigi, jisai buvo aklas, kai sutiko Jėzų, tuomet jisai praregėjo. Iki susitinkant Jėzų jisai buvo aklas. Kai jį sutiko, jisai praregėjo. Taigi šio žmogaus gyvenimas iš esmės pasikeitė po to, kai jisai susitiko su Jėzumi. Ką reiškia tas Timėjo? Ką reiškia šito žmogaus pavardė? Kas yra jo tėvas? Nes dažniausiai vardas apibūdina žmogų, o Timėjo hebrajų kalboje yra išdidusis. Evangelistas nori pasakyti, kad šis aklas buvo toks pat kaip ir jo tėvas. Taigi jo aklumas kyla iš išdidumo. Aklas yra tas,
kuris siekia garbės, didybės šio pasaulio pripažinimo. Štai kokią parabolės žinią mums siunčia evangelistas Morkus. Tas, kuris yra išdidus, kuris siekia karjeros, kuris siekia, kad pripažinimo, kuris siekia, kad jam visi plotų, tas yra aklas žmogus. Toks žmogus neina gyvenimo keliu. Jisai randasi šalikelėje, gyvenimo šalikelėje. Aklasis gyvena tamsoje. Jis nežino, kur eiti. Jei ima judėti, pradeda klupti, įkrenta į duobę. Tai pirma charakteristika žmogaus, kurio gyvenimo tikslas kaupti šio pasaulio gerybės ir siekti valdžios. Taigi šios dienos, kaip matome, Evangelija apjungia praėjusių 2 sekmadienių Evangelijų turinį. Bartimiejus sėdi prie kelio. Jis turi kojas, bet negali judėti. Jisai turi rankas, bet negali dirbti. Jis gyvena iš išmaldos. Taigi, jis nesugeba nieko sukurti, realizuoti save šitame pasaulyje. Tokio žmogaus gyvenimas yra beprasmis. Jis yra visiškai priklausomas nuo kitų. Bartimiejus sėdi šalia kelio, jis yra marginalas, jis nedalyvauja gyvenimo procese. Jis yra šalia gyvenimo istorijos, nes nekuria nieko, kas turėtų išliekamąją vertę. Tai žmogus, kuris nėra apšviestas Evangelijos, kuris nepatyrė Kristaus šviesos. Išgirdęs, jog čia Jėzus Nazarėnas, jis pradėjo garsiai šaukti: Dovydo sūnau Jėzau, pasigailėk manęs. Šis žmogus, nors ir laikė savo apsiausto skverne pinigus, nes aklasis sėdėdavo savo apsiaustą pasidėjęs ant kelių ir į tą apsiaustą piligrimai mesdavo jam pinigus. Jisai turi ant savo kelių tą apsiaustą, kuriame yra pinigai, bet jis yra nelaimingas. Jis negali matyti, bet jis gali girdėti. Taigi išgirdęs, jog gyvenimo keliu žengia Jėzus, išgirdęs žinią apie Jėzų, jis pradėjo garsiai šaukti. Norint, kad akys atsivertų gyvenimui, visų pirma turi mokėti girdėti. Ką reiškia girdėti? Širdies atvirumas, noras priimti Kristų atveria žmogui ausis. Po to, kai jis išgirdo, pradėjo šaukti. Norėdamas patirti gyvenimo šviesą, turi visų pirma aiškiai suvokti savo būseną. Esu aklas. Galiu turėti viską, bet tuo pačiu gyventi beprasmį gyvenimą. Tik pripažinus, kad gyvenimas, kurį iki tol gyvenau, neturi jokios prasmės, padės suprasti tą,
kuris jį įprasmina, kuris gali tą jo gyvenimą įprasminti, suteikti šviesą, padėti iš tikrųjų matyti pasaulį, gyvenimą neiškreiptą, bet tokį, koks jis yra, matyti Dievo akimis. Apaštalų darbų knygoje, skaitydami apie Pauliaus atsivertimą, rasime taip pat labai panašų atvejį. Paulius irgi buvo aklas, paskui jisai praregė. Tai yra pasikeičia. Pradžioje jis buvo fariziejus, kuris persekiojo krikščionis, kuris norėjo sunaikinti krikščionis. Jis buvo aklas. Kai jis praregėjo, jisai tapo visų pagonių apaštalų. Bartimiejus vadina Jėzų vardu. Tai reiškia, kad jis supranta, kas jis yra. Suvokė Jėzaus identitetą. Jėzuje Bartimiejus atpažįsta išgelbėtoją, Ješua, nes toks yra Jėzaus vardas, Ješua, išgelbėtojas. Jis norėtų susitikti su Jėzumi, bet minia liepė jam tylėti. Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Paprastai žmogus patiria nemažai kliūčių kelyje į šviesą. Tas kliūtis kartais sukuria net ir patys artimiausi žmonės. Tačiau aklasis nepasiduoda, jis nenustoja šaukti. Net ir tie, kurie keliauja su Jėzumi, savo laikyseną gali užkirsti kelią Evangelijos šviesai sklisti. Jėzus sustojo ir tarė: pašaukite jį. Žmonės pašaukė neregį sakydami: drąsos, kelkis, jis tave šaukia. Kas yra tie tarpininkai tarp Jėzaus ir Bartimiejaus? Kelias, kuriuo ėjo Jėzus, yra gan siauras. Kodėl pats Jėzus nepasišaukė aklojo? Kai evangelistas kalba apie Jėzaus tarpininkus, jis paprastai pristato autentiškus mokinius, tuos tikruosius Jėzaus mokinius. Tikrieji Jėzaus mokiniai nekaltina aklojo, nemoralizuoja jo. Jie tiesiog jam sako: drąsos, nenusimink, kelkis, jis tave šaukia. Motyvuoja jį eiti prie Jėzaus. Kaip elgėsi aklasis? Tasai nusimetęs apsiaustą pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Matom, nors jo apsiausto skverne buvo pinigų, jis sviedžia apsiaustą į šoną, nusimesti apsiaustą reiškia atsisakyti seno gyvenimo, senojo savo identiteto. Toks gestas pirmaisiais amžiais buvo atliekamas prieš priimant krikštą. Katechumenai, tie, kurie rengėsi krikštytis, dažniausiai tai yra suaugę žmonės, jie prieš įbrisdami į vandenį
nusimesdavo senus savo drabužius, kurie simbolizavo seną pagonišką gyvenimą. Po krikšto išbridę jie gaudavo naują baltą drabužį, kurio apsirengdavo ir tuomet jie galėdavo dalyvauti mišiose. Iki tol jie galėdavo dalyvauti tik Dievo žodžio klausimu. Tik po krikšto apsirengę tuo baltų drabužiu, kuris simbolizavo naują gyvenimo stygių, iš esmės naują žmogų. Taigi Bartimiejus atsisako seno savo gyvenimo stiliaus, nors jos skverne buvo pridėta ir daug pinigų. Jis sviedžia savo apsiaustą ir bėga prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį, ko nori, kad tau padaryčiau. Šiuo klausimu Jėzus siekia, kad tas žingsnis, kurį žmogus ketina žengti, būtų sąmoningas. Jis nenori, kad jisai pultų grinai vedamas emocijų. Jis nori, kad tas žmogus apmąstytų, gerai suvoktų, kokį žingsnį jis daro. Ir šiandien prieš krikštijant kūdikį kunigas užduoda panašų klausimą tėvams, nes tėvai yra atsakingi už kūdikį. Jeigu krikštijamas suaugęs, tam krikštijamajam užduodamas yra klausimas. Ir šitas klausimas labai dažnai tėvus priverčia pasimesti. Jie nežino, atrodo labai paprastas klausimas, bet jie nežino, kaip atsakyti šitą klausimą. O klausimas skamba taip: ko prašote savo vaikų iš Dievo bažnyčios? Kartais jis sako sveikatos, pasisekimo, pinigų. Sakau, sveikatos reikia vesti šitą vaiką į sanatoriją vežti. Jeigu reikia pinigų, eikit į banką. Ir kaip paklausi tada kitą klausimą, o ko jūs čia atėjote? Atėjom krikštytis. Tai va, atsakymas atrodo labai paprastas. Ko tu prašai šitam savo vaikui? Atsakymas krikšto. O šitas klausimas kartais taip priverčia žmonės pasimesti. Toks atrodo, koks jis yra komplikuotas, atrodo, kažkas ten jame yra taip paslėpta. Viskas yra labai paprasta. Bet tu turi ateiti čia sąmoningai, tu nori, ne šiaip tau baliaus reikia ir čia suruošėjai į restorane balių ir čia reikia, kad būtų proga dėl ko pabaliavoti, tu čia užėjai tam, kad šitas būtų pakrikštytas vaikas. Ne tai yra esmė. Aš atėjau krikštyti, aš noriu, kad šitas vaikas pradėtų gyventi visiškai naują gyvenimą, kad jis būtų Dievo vaikas. Noriu būti krikščioniu ne todėl, kad tokia yra mūsų krašto tradicija, mūsų šeimos tradicija, bet todėl, kad suvokiu Evangelijos svarbą ir norą gyventi bendrystėje su Jėzumi. Noriu būti apšviestas Jėzaus šviesos. Neregys atsakė, rabūni, kad praregėčiau. Taigi jis sako, ne kad matyčiau. Tai yra, jis neprašo fizinio regėjimo, jis prašo, kad praregėčiau, kad matyčiau tikrą gyvenimą. Kad galėčiau žvelgti pasaulį tavo Dieve akimis. Tuomet Jėzus jam tarė, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Ne koks nors abrakadabra, bet tavo tikėjimas.
tau atvėrė akis. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. Atkreipkime dėmesį į žmogų, kuriam buvo suteikta Kristaus šviesa. Pradžioje jisai sėdėjo šalikelėje. Dabar jis eina gyvenimo keliu. Anksčiau jisai rinko išmaldą, naudojosi kitų gyvenimu, kad galėtų egzistuoti. Dabar pats kuria gyvenimą. Anksčiau jisai buvo statiškas, dabar dinamiškas. Jeigu mes artinsimės prie Jėzaus, būsime apšviesti jo Evangelijos, patirsime gyvenimo džiaugsmą, nes matysime gyvenimą visai kitomis akimis. Jis nebus pilkas, niūrus, beprasmis, kur tu bėgi, leki ir tu nežinai, dėl ko tu bėgi, dėl ko tu viso sieki, jeigu viskas baigėsi kapo duobėje. Dėl ko viso to, dėl ko visos tos pastangos. Ir kai tavo akis atsiveria, kai tu matai gyvenimą visai kitomis akimis, tuomet ir prioritetai dėliojasi visai kitaip. Tuomet pamatai, kad gyvenimas yra gražus. Ir tie sunkumai, su kuriais tu susiduri, jie tave nesugniuždo. Tai tiesiog yra slenkstis, kurį tu turi įveikti. Tai gali būti ir sveikatos problemos, problemos darbe ar kiti dalykai. Tai yra tik tai slengstis tavo gyvenime. O visas gyvenimas, jis yra nuostabus, nes jisai tęsiasi net ir tada, kada biologinis laikrodis tavo sustojo. Nes tas laikrodis, dieviškasis laikrodis, jis niekada nesibaigia. Išpažinkim savo tikėjimą.